Būti čempionu reiškia ne tik pirmam kirsti finišo liniją ar laimėti medalius. Viskas prasideda nuo čempioniško požiūrio, kurio reikia tiek sporte, tiek darbe. Į priekį mane veda nuolatinis siekis tobulėti, peržengti savo galimybių ribas, nepasiduoti pusiaukelėje ir įkvėpti kitus, daryti tą patį. Taip treniruoju savo čempionišką būdą įveikti ilgiausius atstumus ir naujas viršukalnes. Išbandydamas jėgas naujose projektuose atrandi savyje tokių savybių, kur galbūt net nesitikėjai turintis. Iššūkiai augina ir suteikia pasitikėjimą. Tad ir savo komandai sakau, akys bijo, rankos daro. Tarptautiniai projektai užgrūdina ir suteikia motyvacijos nusibrėžti naują galimybių ribą. O mūsų darbe galimybių tikrai daug. Tad čempioniškam charakteriui visada reikia drąsos peržengti komforto zoną. Mąstom kaip čempionai, o mums tai būti geriausiais savo srities specialistais. Kaip bėgikams, jei bėgti, tai greičiausiai. Todėl ir projektus stengiamės įgyvendinti greičiau nei tikimasi, itin profesionaliai ir visuomet atrandant sprendimus. Svarbu turėti ambicijų, o kai jos yra, tikrai atrasim, kur jas išnaudoti. Atėjau be patirties, o šiandien jau treniruoju savo komandos čempioniškus įgūdžius darbo aikštelėje. Mąstyk kaip čempionas ir atverk savo neribotas tobulėjimo galimybės.